Šakalienę, Vaikšnorą, Blue Yellow, Slava Ukraina, rebetas, visus noriu pasveikinti, nes prieš kokią pusę valandos visi pagrindiniai, aš bent jau YouTube žiūriu, nes ten kažkaip tai Teisybės yra pagrindiniai YouTube kanalai, lietuviškai būtų Teisybė, o Teisybė čia yra pasišaipant. Teisybės yra tenais tokios objektyvios. Pagrindiniai kanalai pranešė prieš pusvalandį maždaug, kad Rusija paskelbė Amerikai 3 pasaulinį atominį karą, bet jau čia skelbė jie kokį mėnesį, bet dabar vėl pasakė, kad bus šakės ir komentaras ten labai įdomus, kad Rusija gali ištrinti Ameriką greičiau negu IT administratorius ištrina tavo komentarą. Ir parašyta Rusijos raketų valdyba. Vienu žodžiu, ten Trumpas išdeploitino laivą, nurodė atplaukti prie Rusijos, netoli Rusijos atplaukti su atominiu reikia laivų, jam būtinai Trumpui. Tai Rusija prieš tai rašo, ten Arktyje daro manevrus, paleido ten pačią baisiausią pasaulyje raketą, paskui dar tenais dar tokia ir dar tokia, čia jau sunku atsiminti, nauji pavadinimai, net negirdėtos raketos. Sako, ten žaidimai su laivais, nes neseniai aš jums pranešiau 150 laivų visur išsiuntė ir kelis ir į Baltijos jūrą išsiuntė. O čia dronas tai daug ką galėjo reikšti, man tai panašu į fake agentūrą, kadangi ir virš mano šeimos nario galvos praskrido, nes aš laukiau šito, aš atsimenate, esu sakius, kad turi būti ženklas Lien du Moi susijęs su manim, jeigu nėra, tai čia ne feikas. Na ir po 5 dienų žirafai dašunta, kad yra Lien du Moi, praskrido, girdėjo, dar patikrinau žemėlapius, taip ir yra. Ir tą Haroldą Mackevičių bandė, kad jisai meluoja, bet kad tas mano šeimos narys visiškai netoli to Haroldo Mackevičiaus trobos, tai tikrai niekas čia nemeluoja. Tai va, tai kol ir žiūrėkit, kaip įtraukė mus su Palucku, ten 11-10 pranešimų su dronu. Nebežino, kaip mus įtraukti, tai baltą droną įtraukė ir jūs tų pamišėlių, žinokite, smegenų likučių ir nesuprasit, kaip jie veikia. Jie supranta, kad jie daro pamišimą, bet jiem yra labai smagu, nes jie yra pamišėliai. Man čia rašot nesąmonės, kad mūsų pamišėlė, ta gynybos pamišėlė, jai 47, jinai gimė gūdžių sovietmečių ir buvo priskirta prie atsilikusių vaikų ir dėl to turi šitokią neapykantą Tarybų sąjungai. Nes šiais laikais jau peržiūrėjo, kad jinai neatsilikusi buvo, o turėjo raidos autizmo tokį kaip ir sutrikimą. Ir žiūrėkit, kaip jinai ėjo gelbėti vaikų, nes jos niekas negelbėjo. Aš nesupratau, iš kur pas ją tas kompleksas toksai eiti gelbėti vaikų. O dabar gelbėjo gynybos visą sistemą ir vakar pripažino, kad batalionai nesaugomi. Ką reikės daryti? Poligonai tiksliau. Ką dabar? Ir nežino net, kur paimti tas radiolokacinės sistemas, kas tai yra, nes į planelius 5-mečio neįtraukta pirkti radiolokacinės sistemas poligonams. Bet Dovilytė nusiramink, yra 3 pasaulinis karas, jisai atominės, čia kai driokstels Rusija su Amerika, tai nespėsi tėvė mūsų sukalbėti, jeigu dar kokią tai tikybą turi. Jau čia viskas, jau čia nieko nuo mūsų nepriklauso, kiek galėjot prisivogėt, šaukštų prisipirkote, Ukrainai visko pripirkote, čia šią naktį driokstelėjo tas okupacinės Putinas į tą Kijevą, ten siaubingi vaizdai, net parašyta, nežiūrėti tiems, kas turi silpnus nervus, jeigu įsijungi Kijevo vaizdus. Nes Trumpas ten grasina Rusijai. Faktiškai grasina, kad jeigu nesubombarduosite per 10 dienų Ukrainos, tai mes subombarduosim jūs. Tai taip Rusija suprato, įsivaizduojat? Taikos balandis, Trumpas. Vienu žodžiu, ten dar Ukrainoje yra uždaužyta najomnikai, konkrečiai iš Britanijos. Viskas, nebegaliu kalbėti.